Ir toliau dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar metas prisiminti tai, koks buvo tas momentas, kada aš gavau 1996 m. gegužės mėnesio žurnalo Vaikams Genys numerį. Tais metais jau antrąją gegužės mėnesio savaitę gamtoje iškart katvoskė tokia didelė šiluma, kaip senai būta. Ir pavasaris, nors ir pavėluotai, suskubo rodyti visą savo grožį, vos ne beveik per kelias karštas dienas sužaliavo pievos ir medžiai, sužydėjo sodai, pienių žiedų geltonis vėl pasipylė pievose. Pabudo ir pradėjo skraidyti grambuoliai ir kiti vabalai. Man tą mėnesį 5 klasės mokslai Salamiesčio mokykloje jau visai ėjo į pabaigą. Rytais aš eidavau iki pat kryžkelės, kur mane paimdavo mūsų mokyklos mikroautobusas ir nuveždavo tiesiai iki pat mokyklos. Susipykau su savo tuometėmis draugėmis 8-okėmis panelėmis, nes kartą prie jų labai bjauriai nusikeikiau ir jos man už tai neatleido. Na, o šį gegužės genio numerį gavau tada vos ne prie pat mokyklos teritorijos, priėjo prie manęs tada mūsų paštininkė ir draugė suspauda man į rankas įteikė ir naują genį. Taigi ėjau aš tada iš po pamokų namokelių per miestelį, net visas švytėdamas iš džiaugsmo, nes laikiau rankose naują žurnalo numerį kuprinėje, prie vadovėlių bei sąsiuvinių kėpsojo ir naujas, ką tik įsigytas mokykloje naujas mokyklos laikraštėlio bildukas numeris, o galvoje sukosi mielos mintys vien tik apie artėjančias vasaros atostogas. Kad atrodyčiau šustriau, eidavau iš mokyklos net užsidėjęs juodus akinius nuo saulės. Jokių pataisų moksluose tada negavau, buvau netrukus su kitais perkeltas į 6 klasę ir man prasidėjo vasaros atostogos. 1996 m. gegužė.